Sveiki, kariai! Sveiki! Šiandieną galime didžiuotis ir konstatuoti, kad Lietuva prisideda prie tarptautinio saugumo užtikrinimo. Jūs, atstovaudami Lietuvą, sėkmingai užbaigėte dar 2005 metais pradėtą ir daugiau nei 8 metus trukusią didžiausią ir pirmąją savarankišką tarptautinę misiją. Mūsų sprendimas vadovauti Goro provincijos atkūrimo grupiai buvo reikšmingas, atsakingas iššūkis, kuris davė didžiulę naudą Lietuvai ir Afganistano žmonėms. Mes įvykdėme misiją, pasiekėme užsibrėžtą tikslą, išlaikėme Goro provinciją vieną iš saugiausių Afganistano provincijų. Šis saugumas suteikė galimybę įgyvendinti įvairius projektus ir pačiai Goro provincijai vystytis. Man pačiam teko regėti pokyčius Gore per šiuos 8 metus. Kartu su savo partneriais Japonijos, Jungtinėm Amerikos valstijom ir kitomis šalimis, bei bendradarbiaujant su Afganistano bendruomenė, įgyvendome daugiau kaip 200 projektų. Pagerinome vietinių gyventojų buitį, rekonstruodami Čakčarano ligoninę, pastatydami vaikų namus, mokyklas, atstatydami Afganistano ir Goro provinciją, infrastruktūrą. Naujose mokyklose išsilavinimą įgijo daugiau kaip 4000 Afganistano berniukų ir mergaičių. Atidarėme bibliotekas, kompiuterinės klases, finansavome profesinio pasirengimo, žemės ūkio, švietimo programas. Dalyvavimas misijoje taip pat buvo ir didžiulė patirtis, bendradarbiaujant su partneriais, kuri parodė, kad mes lygiai taip pat sėkmingai su jais galime veikti bet kurioje operacijoje, jei prireiktų ir Lietuvoje. Tai taip pat unikali proga Lietuvos kariam pasitikrinti savo galimybes, pasirengimą veikti realioje misijoje, kurios neįmanoma įgyti per kovinį rengimą Lietuvoje. Noriu prisiminti ir šioje misijoje sužeistus Lietuvos karius ir didžiausią šios misijos netektį 2008 metais gegužės 22 per stovyklos užpuolimą ir apšaudymą žuvusį Lietuvos kariuomenės seržantą Arūną Jarmalavičių. Jo narsai ir pasiaukojimas atliekant Lietuvos ir NATO užduotis Afganistane visada išliks mūsų mintyse ir širdyse. Čia noriu perduoti jums visiems Goro provincijos žmonių padėkos žodžius, kurie suprato, kad mes atėjome palengvinti jų vargus, kad atvykome į Goro provinciją su gerais ketinimais ir pagarba vietiniams žmonėms. Todėl buvome šiltai priimti, užmezgėme abipusį kontaktą, draugystę ir visada besilankant Afganistane, tiek paprasti Afganistano žmonės, tiek Goro provincijos gubernatorius ar Afganistano valstybės vadovai visuomet atkreipdavo dėmesį į Lietuvos karių profesionalumą, gebėjimą suprasti jų afganistaniečių poreikius. Tolimas Afganistanas tapo artimas į Lietuvos žmonėm. Aš noriu padėkoti ir suaugusiam, ir vaikam, kurie per jūsų rankas perduodavo sveikinimus, dovanus savo bendraamžiams, piešinius Goro vaikams, moterų numegztas kojines ir pirštinės, kurios šildė vietinius gyventojus. Tai svarbi Lietuvos misijos Goro provincijoje dalis. Ir visa tai buvo labai svarbu, kad mūsų misija būtų sėkmingai įgyvendinta. Noriu padėkoti žmonėms
čia Lietuvoje, kurie priėmė nelengvą sprendimą dalyvauti misijoje. Tuometiniam krašto apsaugos ministrui Gediminui Kirkilui ir kariuomenės vadui, dabar atsargos generolui leitenantui Valdui Tutkui. Taip pat reiškia padėką dabartiniam kariuomenės vadui, generolui leitenantui Arvydui Pociui, visiems jums pago vadams, ypatingai pirmajam brigados generolui Gintautui Zenkevičiui ir dabartiniam stovinčiam prieš mane pulkininkui Tomui Masaičiui, kuriems teko užduotis vadovauti pradedant ir užbaigiant šią misiją. Taip pat ir visiems kitiems vadams. Ir dėkoju visiems kariams ir civiliams, krašto apsaugos, užsienio reikalų ministerijų darbuotojams, užsienio šalių partneriams, kurie dalyvavo ir ženkliai prisidėjo prie Goro provincijos atkūrimo. Vertinu ir didžiuojuosi visų jūsų atliktų pasiaukojimų darbų. Jums teko atlaikyti sunkias sąlygas, patirti ne vieną ataką. Išmokėte afganistaniečius pačius priimti ir pasirūpinti savo saugumu. Jūs užsitarnavote vietos gyventojų bei visos NATO organizacijos pagarbą ir palankumą. Įrodėte, kad esate pasirengę būti ne tik saugumo gynėjais, bet ir jos kūrėjais. Jūsų dėka mes tapome stipresni. Stipresnis tapo ir mūsų šalies bei mūsų visų saugumas. Mes įrodėme, kad esame stipri NATO narė, nebijanti iššūkių ir mokanti su jais susidoroti. Dalyvaudama misijoje Afganistane, Lietuva sustiprino savo kaip atsakingos ir patikimos sąjungininkės įvaizdį. Prisidėjo prie tarptautinio saugumo užtikrinimo ir NATO solidarumo stiprinimo. Lietuva parodė, kad yra lygiavertė, atsakinga NATO narė, o Lietuvos kariuomenė patikima ir vertinama aljanso dalis. Todėl tariu nuoširdų ačiū ir kuo geriausios sėkmės toliau tarnaujant mūsų tėvynei. Ačiū. Big game.